Šios dieviškos skonio tortilijos pyrago receptą jums paprašė parodyti mano pusbrolis Garfieldas. Šiam pyragui mums reikės jautienos, o tikslės produktų proporcijas tradiciškai surašysiu komentaruose. Maltą jautieną pagardinkime juodaisiais pipirais, aitriosios paprikos dribsniais, o taip pat raudonėlių, druska ir saldžiąją rūkytą papriką. Viską gerai išmaišome ir svarbiausiai nepamirškime česnakiuko. Pasiruošę mėsytę susipjaustykime saldžiąją papriką, morkytę, svogūniuką, o tada į įkaitintą keptuvę įpilkime šlakelę alyvuogių aliejaus ir suberkime morkytės. Morkytėm šiek tiek apkepus sudėsime svogūniuką, po kurio laiko į keptuvę taip pat iššoks ir saldžioji paprika. Dar po kelių minučių sudėsime maltą mėsą su česnakais ir kepsime tol, kol viskas gražiai apkeps, o paskutinis kepimo akcentas bus pomidorų pasta. Ir belieka linksmoji dalis – tortilijų pyrago formavimas. Na ir pradėkime nuo tortilijų, kurias mums reikia perpjauti per pusę. Kiekvieną tortilijos pusmenulį gardinsim čederio, fermentinių ir mozzarella sūrių, o susluoksniavę sūrius uždėsime apkeptos jautienos. Tada užlinkėme tortilijos kampus ir dedame į kepimo formelę. Tada sutepame pomidorų pastą, gausiai pabarstome 3 rūšių sūrių, o jei mėgsite aštresnius patiekalus, uždėkit pjaustytos aitriosios paprikos. Kepsime 180 laipsnių kaitintoje orkaitėje 20-30 minučių, kol tortilijos paviršius gražiai apskrus. Na, o tada visiems skanaus.